Sveiki, sveiki. Ir šiandien sveikinamės iš Paliesiaus dvaro. Rytas, kaip visada, prasideda nuo treniruotės, nuo mankštos. O paskui dar padarysim ekskursiją po šitą dvarą. Labai gražu čia ir įdomu. Čia vat yra nuotrauka, kaip dvaras atrodė prieš rekonstrukciją. Čia yra pasagos formos arklidės. Jos beveik niekur nepakito. O čia yra ekonomo namas. Čia nėra namo, ponų namo, kur ponai gyveno. Čia yra ekonomų namas, čia ponai negyvena, čia gyvena dvaro prižiūrėtojos, o patys dvarininkai gyvena visai kitur. Ir jeigu pamatytume, tai va čia yra šita dalis be stogo ir be perdangos buvo, dabar ten mūsų restoranas yra šitą vietą. Šitas pastatas buvo visiškai atstatytas, dabar čia yra restoranas, yra spa, yra viešbutis mūsų tam ekonomo pastate. O jeigu kalbėti apie istoriją, tai pirmas rašytinės žinios ir iš vis pirmas žinios apie šitą vietą ir dvarą, tai yra 17 amžiaus vidury, kaip Tyzenhauzo viena iš valdų, kurioje iš esmės nieko nevyko, buvo tik tai medinis pastatas, medinis dvarelis. Ir tik 1736 metais dvarą šitą vietą nusiperka Kublickiai. Kublickiai buvo dvarininkai nuo Kuršo, nuo Livonijos. Ir jie taip toli čia atvažiavo, nusipirko šitą dvarą, nes buvo palanki mokestinė sistema. Jeigu tu vykdydavai kažkokią veiklą ir plėsdavaisi žemėse, kuriuose beveik nieko nevyksta, kurios yra nuošaliau, tai mokesčiai buvo palankesni. Ir iš tikrųjų jie čia atvažiavę pasistato šitus du pastatus ir iš esmės čia buvo toks ūkinis dvaras, ne reprezentacinis. Ir čia buvo auginami žirgai karo tikslams. Čia yra arklidės, čia buvo žirgai. Arklidės tokios formos, pasagos formos, pusapvalės nebereikalo, nes ta saulė kaip pateka, jinai visą dieną eina palei arklidės, nėra kampų, nėra šešėlių ir išildydavo sieną. Siena yra dviguba, su oro tarpu per vidurį. Išildydavo sieną ir tai buvo sprendžiamas tvarto apšildymas, kad būtų šilta tvarti tokiu būdu. Čia yra lubos padarytos iš ruginius iš šiaudų susuktų, o paskirtis jų yra kaip parakvatos, apšiltinimas ir izoliacija. Ir jos buvo šiaip užtinkuotos, bet tinkas, kai mes pradėjom tvarkyti, buvo daug kur nutrupėjęs, tai mūsų architektai paliko šitai atidengtas. Ir šitom lubom yra beveik 300 metų. O ką čia juose buvo laikoma? Tiksliai mes nežinom, bet spėjom, kadangi yra langai, tai nelabai maistas laikė, bet galėjo būti, kad čia galėjo būti vaistinėm, nes kai atkasinėjom, radom labai daug vaistų buteliukų, labai daug ir koklių radom, indų radom, bet svarbiausia, kad radom daug vaistų buteliukų. Ir kadangi Smakauskas čia gyvo, tai greičiausiai gal net ir jo kabinetas čia buvo vaistinė, kur vaistus laikė, kad būtų vėsų tamsu.